ar turite atsakymą, kodėl durniam sekasi? Turiu. Visur, kur aš patenku, aš iš karto vadovų tampu. Kokia buvo ta verslo pradžia? Be plano. Aš svajoju būti kunigu. Į vieną pusę universitetas, į kitą pusę legendinis baras buvo. Ir galiausiai buvo laimėjo ir aš taip ir nebaigiau šitų mokslų. Kūryba yra verslo pagrindas. Ar nėra taip, kad jau jaučiatės, kad viską žino? Nežinojimas yra raktas į sėkmę. Nesuplanuosi gyvenimo, kaip ir verslo nesuplanuosi. Labai daug žmonių patiria panikos atakas, per mažai apie tai kalbam. Aš tai noriu apie tai kalbėti. Sveiki, Gediminai. Labas. Labai džiaugiuosi jūs čia šiandien matydama. Nu, aš irgi labai džiaugiuosi čia būdamas. Labai džiugu. Tai Gediminai, šiandieną šiek tiek pakeliausime per jūsų karjeros kelionę. Pradėsime nuo vaikystės, nes visą laiką tą įžangą pradedam iš tų gelmių ir tada jau ateisim iki šių dienų. Gerai. Tai apie vaikystę aš gal norėčiau pradėti nuo to taško, paklausti jūsų, kokia gal jūsų didžiausia vertybė buvo vaikystėje? Kai esi vaikas, labai sunku apibrėžti, kas yra ta vertybė. Iš tikrųjų labai buvau tvarkingas ir pareigingas. Tai vat turbūt mano pamatinės dvi tokios vertybės tuo metu buvo. Taip. Ir sakykit, vat iš tos tokios, ir to tvarkingo vaiko ir visko, tai koks gal įsimintiniausias įvykis yra? Na, nežinau, aš vis kiekvieną rytą atsikėlęs, susilankstydavau rūbus, kiekvieną šeštadienį aš prieš miegą susilankstydavau rūbus, tada kiekvieną šeštadienį valydavausi visas lentynas. Nu, tie tokie rutiniai dalykai, kurių paskui pas mane nebeliko nei vieno. Esu labai netvarkingas ir mano stalas yra visiškas chaosas. Ir gyvenimas dažnai būna chaosas, bet tam chaose žinau, kur kas padėta. Nežinau, kaip tai galėjo pasikeisti, bet taip nutiko. Tai čia svarbiausia, kad žinot, kur kas visgi yra finale. Tai o šiaip pačiam, jeigu nusikeltumėm mane truputėlį tą vaikystę pasinertumėm, tai kokių veiklų šiaip turėdavot, ką mėgdavot veikti vaikystėje? Aš dar ta laimingoji karta, kuri neturėjo mobiliakų ir augo kieme, tai tų veiklų visada buvo daug ir visokių, kvadrato žaidimai, labai mėgau karstytis medžiais. Kadangi augau prie Kamšos draustinio, tai išbėgi į kiemą iš karto miškas, miškais keliolika kilometrų link, užmiršau, koks tas piliakalnis, Piplių piliakalnių. Ir ten, kur aš užlipdavau, tai aš dabar, jeigu pamatyčiau savo vaiką tenai užlipusi, tai turbūt aš numirčiau už baimės, bet buvo tokie įgūdžiai. Taip. Tai daug maudytojomės, plaukėjome, daug miško visokių veiklų, ten grybavimai, uogavimai, tada lankiau stalo tenisą. Žaidžiau krepšinio labai daug ir tarp kitko labai daug skaičiau eilėraščių, buvau profesionalus poezijos skaitovas. Ir skaičiau labai daug knygų nuo vaikystės, labai mylėjau knygas. Gal atsimenat, kokia buvo ta mylimiausia vaikystės knyga? Tai absoliučiai mylimiausia tuo metu yra Vinetu, skaičiau po kelis kartus. Ir šiaip man tos tokios indėnų, westernų temos buvo pačios įdomiausios, Tomas Manridas, Karlas Majus. Šiek tiek kažkaip mane visą gyvenimą, jau dabar, kai žiūriu nuo vaikystės, traukė istorinė literatūra ir istorija. O jeigu dabar, Gediminai, taip pagalvotumėm ir jeigu atsimintumėt, visą laiką mes vaikystėje kažkuo svajojam būti. Vat visi įsivaizduojam, kad vat užaugęs, tai aš jau būsiu ten tas ir tas. Tai kokia ta jūsų svajonė buvo? Mano močiutė mane buvo įtikinusi, kad aš svajoju būti kunigu. Prašau. Ir tai buvo taip nuoširdu, ta prasme, mano visos vasaros ir visos atostogos būdavo pas senelius Utenos rajone, Saldutiškyje. Ir kadangi pas močiutę visada, tai visada su močiutė į bažnyčią sekmadieniais ir kai esi mažas vaikas prie tos rutinos pripratintas, tai buvau tiek išsiauklėjęs tokį fanatišką religingumą, tarkim, kad ne tik, kad aš prieš miegą maldą sukalbu. Aš neprašytas dar kokią liturgiją pasiskaitau, litaniją kokią nors, žodžiu, tokie dalykai. Buvau vyriausias iš pusbrolių, tai jeigu nedaug dievė jaunesnėje atvažiuodavo į tą patį periodą, kai aš esu kaime, tai visi turėjo atsiklaupti prieš Marijos paveikslą ir paskui mane tenai kartuoti. Ir aš tikėjau, kad būsiu kunigu. 5 metų priėmiau komuniją, 7 metų, man atrodo, sutvirtinimo sakramento, visa tai yra gerokai per anksti vaikui. Na ir 10 metų aš jau supratau, kad nei aš kunigu būsiu, nei noriu tai bažnyčiai priklausyti. Tai pasikeitė, o kodėl pasikeitė? Todėl, kad aš šiaip
pasaulį kitaip suvokti pradėjau ir kuo toliau ėjau, tuo labiau man tos bažnyčios nereikėjo. O grįžtant į temą, kuo norėjau būti, tai norėjau būti dailininku. Čia tikrai tą atsimenu buvo, daug piešiau. Norėjau būti ir poetu, kadangi anksti pradėjau rašyti. Ir visi šitie dalykai, kaip būtų tokie meniniai dalykai, ne? Ir jau kai baiginėjai mokyklą, tie pasirinkimai tokie buvo. Abiturientas būdamas, turbūt buvau labiausiai linkęs būti kareiviu ir įstoti į karo akademiją. Bet taip kažkaip neįvyko, neatsimenu kodėl iš tikrųjų. Ir daugiau nebesvajojau. Ta prasme, buvo minčių, kad baigsiu architektūrą, būsiu architektu. Jeigu baigsiu žurnalistiką, būsiu žurnalistu. Bet kad taip kažkaip visą gyvenimą kažkokią tai nešiau ten svajonę, tai nebuvo. O tai kai jau užaugote, ir kaip sakot, tarkim, ta pati mokykla, ir kad gal nebuvo per didelių kažkokių ten tų pasirinkimų, tai koks visgi tas pasirinkimas buvo, kai jau buvo toks jau sąmoningas, kur jau atrodė, kad dabar tai užžengsiu į gyvenimą, tai koks tas pirmas pasirinkimas buvo? Apie karjerą? Taip. Tai vienintelį kartą, ką sąmoningo padariau, tai pirmam kursui įstojau į KTU statybą ir architektūrą. Ir antram semestrė supratau, kad sąmoningai čia ne mano tema ir įstojau lietuvių filologiją. Tai čia buvo mano sąmoningas pasirinkimas būti lietuvių kalbos, turbūt mokytojų ir mokslininkų. Plius man labai patiko visada literatūra ir istorija. Ir tai buvo vieninteliai mokslai, kurie man lėjosi iš širdies iš tikrųjų. Ta prasme, man ten buvo įdomu, gera. Bet kita bėda, kai esi studentas, mokaisi Vilniaus universiteto Kauno humanitariniam fakultete Kaune, tai ateini gatvę, į vieną pusę universitetas, į kitą pusę legendinis baras buvo. Ir galiausiai buvo laimėjo ir aš taip ir nebaigiau šitų mokslų. Būna ir taip. Ar gailitės, ar galvojat, kad... Ne, mes buvo, tarp kito, ne tik kalų gerdavom, mes ir šachmatai žaisdavom. Iš tikrųjų, šachmatai, tarp kito, nuo vaikystės yra didelė aistra. Ir 5 metų man, atsimenu, gal 5 metai buvo kaimynas, seneliukas toksai. Kai mane išmokė, tai tapo didelė aistra ir su tėvu daug lošdavom. O tai kaip tada, Gediminai, ta agrokultūra visą atsirado jūsų gyvenime? Kaip čia viskas pradėjo veikti? Žemės ūkio akademijai. Ta prasme, tai yra vieta, kurioje gimiau, užaugau, bendruomenė, kurioje augau. Ir natūraliai dauguma mūsų tenai, ten žemkė, ne? Tai dauguma, kas užaugom žemkėje, nenorėjom stoti į žemkę. Būdavo net posakis, geriau karvė šūdą negu į žemkę. Bet dauguma galiausiai stodavo į žemkę, nes ten lengviausia. O aš bėgau nuo to žemės ūkio, kol galiausiai apsisuko laikrodis, išvažiavau į Angliją ten sezoniniams darbams, tada mama labai spaudė. Aš viso nesureikšminu diplomų. Ir ar ten išsilavinimo lygio kažkokio tai. Taip. Tai mama reikalavo, kad kaip be to bakalauro gyvensi, žinai, tai tada kažkaip jau nekyvaizdiniu, po pasiblaškimo po pasaulį įstojau tą universitetą, kuris yra mano alma mater, aš esu universiteto mecenatas, aktyvus dalyvis ir iki dabar, tai nuo likimo nepabėgsi, tai žodžiu, filologas žemės ūkyje. Nuostabu, va čia tai posakis, įkvėpimas filologams. Tai gerai, tai Gediminai, tai dabar, kai jau nutarėt, kad nepabėgsit čia nuo tokio likimo, tai kokia buvo ta verslo pradžia? Be plano. Be plano. Visiškai be jokio plano. Bet vis tiek, tarkim, aš vis tiek galvoju, kad tikriausiai tam reikėjo kažkokių ir investicijų, ar kažko, tai kaip, nuo ko jūs pradėjote? Tokie laukiniai 2007-2006 metai, gal nuo 4 iki 7 metų laukiniai, tai ta prasme, kad bankai dalino į kairę į dešinę. Lietuviai dar nesuprato, ką reiškia skolintis ir ėmė į kairę į dešinę. Tai buvo patirties žemės ūkyje Anglijoje, kur tarp kito, man visur, kur aš patenku, aš iš karto vadovų tampu. Visur stovykloje vaikų, iš karto tampi vadovų kažkokiu. Va čia tai filologų likimas, man patinka. A ne? Nu tai va. Į Angliją papuoliau, tie kokį mėnesį tie juodi žemės ūkio darbai ir už mėnesio aš jau vadovauju 25 žmonėm, sekančiais metais jau turiu 100. Nu ir žodžiu, visur visada maždaug taip susiklostė. Grįžau iš Anglijos, yra tų savų kažkiek pinigų, įsidarbinau vienoje įmonėje, kuri prekiavo žemės ūkio techniką, kolegą pasikviečiau ten dirbti. Dar kažkaip avantyristiškai pramokom ten kažkokiu ten pagrindų, pasiėmėm paskolas, žinojom, kur gauti atsarginių detalių, žinojom, kur parduoti. Pradžia verslo buvo iš tiesų ne Lietuvoje, nes atrodė, kad aš nenoriu dirbti su Lietuvos ūkininkais, nes man atrodo, kad jie visada verkia.
turbūt daugumai žmonių ir dabar taip atrodo, kad Lietuvos ūkininkai visada verkia. Yra dalis tiesos tame. Ir tiesiog taip avantūristiškai iškeliavom, kad buvo toks laikas, kai pajamų gaunu 1500 litų, paskolą moku 2000 litų, bet kažkokiu būdu tai veikia tuo metu. Tai sekėsi, uždirbinėjom tos pinigus ir toliau kažkaip fatališkai likimas neša. Ta prasme, ir tie verslo planai, kokius tu bedarys, ir dabar, kai darom planą kažkokį, tai, stengiasi jį daryti tokį, kad jį labai greitai pakeis galėtų, nes žemės ūkija, kas nutinka, tai kur praverčia humanitariniai skilsai. Žemės ūkis keičiasi realiu laiku. Vat šiandien, pavyzdžiui, kalbam, naktį nutiks didelė šalna ir jūsų planas sugriuvo ir visą perplanuoti reikia. Bet turbūt mes šiandien apie verslą. O kodėlgi ne? To įsigilinsim ir į patį verslą. Koks gal irgi jums pačiam didžiausias iššūkis, ne kiek dabar jau laiko jūs esate įkūręs įmonę? Beveik 20 metų. Beveik 20 metų. Tai koks gal didžiausias iššūkis, ar gal ne tai, kad didžiausias, bet gal įsimintiniausias, kur atrodo, kad kažką pakeitė gyvenime? Ar tai buvo kažkoks, nežinau, gal didelis praradimas, gal kažkokia klaida, kuri daug kainavo? Per 20 metų visko buvo. Aš čia neužtektų laidos papasakot. Aš šitą istoriją pasakoju ant scenos dažnai. Tai turiu tą savo... Tiem, kas vaikšto konferencijas, tai man atrodo, kad jau atsibodusi tas mano pranešimas, jis jau eina 4 metai. Kodėl durniam sekasi? Pirmą kartą jis buvo ant Phil Knight scenos, paskui ant Logino scenos ir paskui jau vien per gegužę aš 3 kartus šitą pranešimą skaičiau, nes visi nori jį išgirsti. Šitą įmonės istoriją daug tų klaidų. O ta pirmoji, nepavadinsiu to klaida. Tiksliai neatsimenu, kur esu matęs tokį sakinį, kad daugiausia neįgyvendintų svajonių, neišrastų išradimų, nenupieštų piešinių, neparašytų romanų yra, žinot kur, kapinėse. Nes žmonės nepadarė to pirmo žingsnio. Tai labai svarbu tą tiesiog žingsnį, atsitrenks į sieną. O tų tokių dramų buvo labai daug. Nenoriu net nei vienos išskirti, nes visos jos yra mokytojas. Tai ar turite atsakymą, kodėl durniam sekasi? Turiu. Pasakyti. Labai aišku. Todėl, kad durnius, čia šaržuoju, bet žodis labai tinkamas. Pirmas dalykas, jis nežino pasiekmių. Durniaus reikia bijoti, nes jisai neprognozuojamas, gali keistų dalykų padaryti. Ir susigalvoti. Ir čia tas mano durnius, tas apie kurį aš kalbu, jis turi fantaziją. Ir jis inspiruotas Dizelis 2002 metais, tas Dizelis brandas rūbų, turėjo tokią superinę reklaminę kampaniją, kur įvairūs žmonės daro visokias nesąmonės ir jų ten yra kelios variacijos tos rišančios frazės, bet pagrindinė yra smart people may have brains, but stupid people has balls. Kur link aš vedu, kad kol tu nežinai pasiekmių, tu gali padaryti drąsius dalykus. Pavyzdžiui, aš dabar jau su savo patirtimis daug ko nebegalėčiau pakartoti, nes ašgi žinau, kad čia ekonomiškai kvaila, strategiškai nesumanu, o kai tu esi durnas, tu griebi jauti už ragų ir padarai. Tai jau dabar 20 metų esate agrokultūroje ir aš manau, kad jau per tiek laiko, nesvarbu, kur tu bebūtum, atrodo, kad tu gali įsivaizduoti, kad tu viską žinai. Ne? Tai kaip jūs jaučiate šito vietą? Ar nėra taip, kad jau gal ta agrokultūra jums gali ir atsibosti? Ar nėra taip, kad jau jaučiatės, kad viską žino? Aš nesu agrokultūroje, ta prasme. Agrokultūra yra mano verslas, bet iš principo aš esu versle, tai yra daugiau negu agrokultūra. Tai niekada visko nežinosi ir niekada nenoriu visko žinoti. Už tai, kad kai ateis suvokimas, kad viską žinau, aš pradėsiu daryti klaidas, nes pasaulio tėkmė labai greita, ypatingai dabar. Ir kuo aš labiau žinau kažką, tuo labiau reikia red flagą kelti, kad pradėk nebežinoti, pradėk domėtis kitais dalykais, ypatingai su technologijom, šiuolaikiniais, kad ir tais naujomis idėjomis ateinančiomis į rinką. Kai žinosi, pradėsi čio žemyn. Kol nežinai, tol tu turi parako daryti daugiau, daryti dar kažką, plėstis. Bet ar pačiam buvo tokio akimirkų, kur save pats pasigavot, kad jautėtės... Buvo, bet aš kai save žiūriu atgal į save, tarkim, prieš 10 metų buvo Studfestas Kaune, Žalgirio arenoje, ir aš ten irgi prezentaciją skaičiau, kuri jau tuo metu, jinai visai kitokios struktūros buvo, bet buvo skaidrė, kad nežinojimas yra raktas į sėkmę. Tai aš tą jau senai nešiojuosi. Tai čia toks mano vidinis suvokimas, kuris turbūt dėl to ir leido man
būti tokiu, kuris nežino, kuo nori būti. Nes jeigu aš būčiau žinojęs, kuo noriu būti, tai tikrai nebūčiau čia, kur esu, o būčiau kažkokioje tai karjeroje konkrečioje. Ir galbūt tai, kad aš nenutekėjau, kur gyvenimas neša, būtų nuvedęs mane kokį nemylimą darbą, pavyzdžiui. Šiaip pas su savim kalbėdamas, tai aš turbūt, jeigu man paaugliui pasakytų, kad aš dirbsiu tokį darbą, sakyčiau, kad man turbūt nelabai įdomu būtų humanitarui daryti žemės ūkio technikos verslą. Bet tuo pačiu metu, kai grįžtu tenai, aš savo sėkmės raktą aš randu tenai paauglystėje. Aš buvau skaitovas. Skaičiau daug knygų, lavinau savo vaizduotę, piešiau paveikslus, turėjau visada idėjų. Ir versle kūrybiškumas man kartais per mažai akcentuojamas apskritai, nes kūryba yra verslo pagrindas. Jeigu tu kūrybą nešiesi į verslą, kokį nori. Ypatingai, kai kūrybą atsineši traktorių verslą, kas atrodo visiškai paradoksalų nesąmonė, tai ta kūryba buvo pagrindinis konkurencinis pranašumas prieš mūsų konkurentus. Mes, kai pradėjome verslą, tai mes Jėzau mažiukai buvome be kapitalo, be nieko, o sugebėjom užsikariauti rinką, tapti top 3, top 2, kartais top 1 žaidėjų. Nes kitur veikia verslo procesai, o pas mane veikia pirmiausia kūrybinė energija, iš to keliauja visi kiti dalykai. Tai ar norit sutikti su tuo, kad ta nežinomybė visgi yra privalumas? Kartais? Tai aš tą ir teigiu. Ne kartais. Visada. Aš turėjau vieną epizodą Rykliuose, ne vieną iš tikrųjų turėjau, bet vienas buvo ryškus, ta prasme. Neatsimenu dabar tiksliai programėlės pavadinimą, bet yra appsas, kuris padeda tau susirasti draugų žiūrint filmą. Tu žiūri filmą ir tada kalbasi su tavim kažkokie nepažįstami žmonės ir jūs aptarinėjat. Mano žinojimas, ką sakė, hebra, jūs durni, ta prasme, aš jeigu žiūriu filmą, tai aš noriu žiūrėti filmą, o ne plepėti su kažkuo. Na ir čia buvo mano tokia refleksija per savo gyvenišką patirtį, grįžau namo, sūnus vyresnis sako, tėti, ir papasakojau viską, sako, tėti, tu gal durnas, sako, čia taip yra super, wow, jam 14 metų. Ir paskui aš atgaminau, kad čia mano žinojimas neižvelgia verslo galimybės, nes vaikai, taigi jiegi žaidžia žaidimus online visą laiką tam triukšme ir jiem to reikia. Ir pasirodo, kad, aš tuo metu žinojau per daug. Tas žinojimas kartais tikriausiai ir stabdo, ir kai kur gal net tada ir nepagalvoja ir tiesiog uždarai kokį. Tiesiog tavo patirtis uždarė galimybę. Taip. Jūs esate minėjęs, kad esate pilnai atsidavęs likimui, ne? Tai ar buvo kada nors momentų, kai tam likimui visgi gal reikėjo pasipriešinti, ar jautėtės, kad turit pasipriešinti? Tai nereiškia, kad tu nieko nedarai, ta prasme, bet kartais, aš jaučiu likimo pirštą. Bet ne tuo metu, kada jis vyksta, bet kai retrospektyviai pasižiūri, kas ten vyko atgalio žiūrint. Tai jeigu tai visai pasiduotum, tai tu tiesiog nieko nedarytum, bet tu iš tikrųjų darai dalykus, bet tie dalykai, nežinau, kartais nesusiję istorijos veda viena prie kitos ir po kelių metų pasižiūri, kaip tai buvo susiję, kad vienas įvykis inspiravo kitą įvykį ir kad to įvykio nepriėmimas galėjo, ta prasme, tos 5 metus visai kitur nuvesti. Kas man iš tikrųjų, tas fatalizmas ir likimas telpa į, aš jau per dažnai tą kartoju ir podcastuose, bet aš privalau tą kartoti, nes tai yra mano, ne tai kad gyvenimo moto, tai mano gyvenimo filosofija. Reikia mokėti gyventi dūžtančiose formose, Mačernis. Ir šita tezė atėjo vėl man per skaitovų konkursus paauglystėje ir taip giliai kažkur ten sulindo, kad atgal išlindo, gal aš kokio jau Anglijoje buvau, kad ten kažkokius sprendimus priminėti reikėjo ir įvykiai keičiasi. Ir kai suvokė giluminiai šitą tezę, gyvenime viskas dūžta. Ta prasme, tu nesuplanuosi gyvenimo, jisai kitoks. Galbūt rytoj sutinki savo gyvenimo moterį, arba galėjai tiesiog prasilenkt gatvę, tokių visokių įvykių, pavyzdžiui. Susiplanavai, kad turėsi 3 vaikus, turi 5 vaikus, nesuplanuosi gyvenimo, kaip ir verslo nesuplanuosi. O kai pripranti, kad gyvenimas dūžta, formos dūžta, prisitaikai naujas formas. Dėl to sakau, tas man toks generalinio gyvenimo plano nebuvimas ir yra mano filosofija. Likimas vis tik sudėlioja. Tai jau tikrai taip. Ir kaip pačiam yra, ar yra kažkas tokio, iš karjeros perspektyvos, ko galbūt gailitės, kad gal kažkaip netaip pasielgėt, ar yra kažkokia tokia situacija, nes vis tiek gal manau, kad... Daug ko gali gailėtis, bet čia vėl
mano filosofija, aš neturiu laiko graužtis ir analizuoti. Aš, tarkim, iš principo žinau, ko gailiuosi. Taip. Bet aš negaištu laiko analizai to, aš keliauju į priekį, stengiuosi nedaryti, bet griūnu, atsikeliu ir nematau ko gailėtis, nes galiausiai tai yra patirtis. Net ir tie dalykai, kurių gailiuosi, yra patirtis. Kaip čia viskas vyksta? Ta prasme, ar jūs superkat tą techniką, perparduodat ūkininkams? Ne, čia daug paprasčiau viskas. Turbūt labai aiškiai suprantat, kaip veikia BMW atstovybė ar Baudė atstovybė. Atstovauja BMW ar Baudė ir parduoda. Tai mes lygiai darom tą patį. Atstovaujam žemės ūkio technikos brandą, Massey Ferguson šiuo atveju pagrindinį, yra dar mažesnių brandų, juos parduodam, aptarnaujam ir toks tas verslo modelis labai paprastas. Supratau. Ir pagrinde tai yra Lietuvos rinka, su kuria jūs dirbat, ar vis dienai Lietuvos, bet panašu, kad neišvengiamai turėsim plėstis, nes tarp kitko verslai miršta, kai nustoja augti. Tas pradeda mirti. Taip. Ir apie kokią plėtrą, aišku, nežinau, ar galite atskleisti, bet galvojate apie artimesnės šalis, kurios aplinkui Lietuvą yra, ar kažkas toliau? Tai logika vis tiek pirmiausia apie Baltiją neša, tai čia nepaslaptis. Tai kaip visgi su tais ūkininkais yra dirbot, taip kaip jūs sakėt, kad Lietuvos ūkininkai gal ir ne visada visko patenkinti. Tai ar sudėtinga iš viso jais dirbti, ar čia yra iš viso sudėtinga rinka? Čia yra santykių verslas. Čia nėra B2B verslas, nes daiktai, kuriuos tu parduodi, ūkininkas gal skamba kaip fizinis asmuo, bet iš tikrųjų tai yra verslininkas ir bendrauji kaip ir su verslininku, bet per santykį, nes santykiai gimdo pasitikėjimą, tada atsiranda ateities pardavimai, labai svarbu reputacija, tavo serviso kokybė. Tai įvairūs tai Lietuvos ūkininkai yra beproto įdomus, ta prasme, kai per Lietuvą įsimėtė tiek daug neįtikėtinai įdomių žmonių su neįtikinamiausiais hobiais, pomėgiais, to mieste gyvendamas nepajausi niekada. O su kokia problema gal susidurėt? Ar yra kažkokia problema visam šitoj? Žemės ūkį? Jo, žemės ūkį. Biurokratija. Apskritai Lietuvos bėda, daugelį sričių biurokratija. Tai kuo tu labiau apsunkini veiklą, tuo verslas turi daugiau resursų skirti ir patirti sąnaudų tiem biurokratiniam aparatams. Ir gamta, tai čia nei problema, nei ne problema, bet mūsų planui užauginti kažkokį derlių ar ten primelžti kažkiek litrų pieno, gamta gali, ta prasme, pakoreguoti mūsų planą labai greitai. Tai čia tiesiog visada kintanti situacija, nuolatinai. Ir politika irgi problema, nes visada, kur verslas priklausomas nuo politinių sprendimų, jisai yra sunkiau valdomas ir sunkiau prognozuojamas. Kokia brangiausia technika buvo įsigyta, pavyzdžiui, Lietuvos ribose? Brangiausias daiktas yra javų kombainas. Tai mūsų jau tas high-endas, mūsų flagmanas, juodas, aš jį dar Batmano kombainu vadinu, jisai kainuoja, be PVM gali būti ir 750 000, 700 000. Brangus pirkinukas. Brangus pirkinukas. Dabar galvoju, dar Gediminai, noriu paklausti, vis tiek besisukant tose veiklose ir pats dabar dar ir ryklių šou dalyvavote ir buvote vienas iš investuotojų. Tai kaip pavyksta viską suderinti, nes viena yra verslas, kita yra TV šou dalyvauti, tada dar yra šeimos reikalai. Tai kaip jums visgi tą balansą, apie kurį čia dabar visi šneka, aš manau, aplinkui, kaip jums pačiam pavyksta atrasti ir ar pavyksta, o gal nepavyksta? Sudėtingai. Čia apie ryklius tai jo. Aš dar atsimenu, pernai metais vyko ūkininkų protestas Vilniuje, kur aktyviai dalyvavau ir rašiau tokį postą, kur bandžiau aprašyti, kaip padalinu savo laiką, čia tą savaitę. Tai ten 50% ūkininkų protestas, 50% darbas, 25% dienos komunikacija, nes grįžti namo dar turi komunikuoti, atrašinėti ten visokius dalykus apie protestą ir 25% šeima. Tai 105% diena. Tai jau negerai skamba. Tai šnekant apie šitą momentą, kai intensyvus jisai, bet jis prasmingas. Tai turbūt, kad nėra to balanso šiandien. Tiesiog per daug įvykių man suplaukė į vieną krūvą ir kai viskas baigsis,
turbūt man bus per ramu ir turbūt vėl prisidirbsiu kažką. Vėl reikės kažką nuveikti. Dar daugiau ir balanso vis tiek neberasim. Gerai, ir Gediminai, dar irgi man įdomu. Apie tuos ryklius šiek tiek gal irgi pakalbėti, nes čia vis tiek toksai, manau, kitoks amplua jums buvo pasibandyti tam TV projekte. Jūs buvote vienas iš investuotojų. Ar čia nebuvo toks koks pirmas projektas? Nebuvo toks naujas man dalykas. Aš šiaip scenos žmogus, aš mėgstu sceną. Jeigu yra proga, aš lipu ant scenos, aš daug dalyvauju konferencijose, pasakoju, man patinka pasakoti. Aš kaip verslas jaučiu ir misiją, kad aš turiu pasakoti, kad tą mistiką to blogojo verslo valyti, tą 90-ųjų verslo ir pasakoti žmonių kalbą suprantamai ir aiškiai įtraukiai. Tai ir tų visokių laidų, podcastų, visada jų buvo jau eigoje, ta prasme, čia jau viskas buvo užsisukę gerai. Tai tas kamerų baimė, žinai, kai eini į studiją filmuotis to teisėjo rolį, ne teisėjo, bet to pagrindinio aktoriaus, tai buvo baimių, kaip čia reikės tvarkyti su savim, bet šiaip su visi 5 mes pirmą kartą ėjome į tokį amplua. Tai ką aš noriu pasakyti, kad viskas buvo taip natūralu, susėdom į kėdės ir prasidėjo darbas. Jokio jaudulio, nieko, grina organika, ta prasme, dirbi. Jau antrą dieną atvažiuoja filmavimą, tai jau tiesiog absoliučiai į darbą, grimerinė, persirengimas, važiuojam. O aš, jeigu būna proga, tai aš ir tą teliką keliauju. Pavyzdžiui, pernai metais aš 1000-mečio vaikų tėvų lygoje sudalyvavau. Tai va ten tai buvo jaudulys. Lyginant su rykliais, tai va ten buvo daug daugiau jaudulio. Net ten paspausti nespėjau. Taip, visokių. Oi, smagiai. Jeigu visgi reikėtų tai TV show, aš suprantu, kad buvo tame ir konferencijos ir jau tikrai ta scena jums yra pažįstama, bet vis tiek gal tame investuotojo amplua, priešais kameras ir panašiai, tai koks irgi gal nežinau, ką išsinešėt iš to projekto? Per filmavimus mes išklausėm 40 pičų. Tai 40 pičų yra beprotiškai didelis rautas informacijos, po 10 vieną dieną. Įvairiose situacijose esi dirbęs, bet ką tu ten dirbi smegenimis, ta prasme, tau visiškai nepažįstamos verslo idėjos ateina ir tu bandai jas suprasti per labai trumpą laiką, išsinagrinėti savo, suprasti, kaip tai veikia, vėlgi, spėti jungti tą savo durnių, kad čia nesu idėja blogai, o su manim blogai, nes per daug žinau. Ir vis tik tai yra didžiulė edukacinė patirtis ir kaip žmogui, ir kaip verslininkui, kaip investuotojui, netgi kaip klausytojui, kaip kartais išmokti nepertraukti pasakotojo, kuris, tarkim, iš pradžių tave erzina dėl to, kad erzina ir tu turi galę pasakyti, gerai, stabdyk viską, žinai, čia nebeįdomu, žinai. Tai, čia psichologijai galvoje tikrai buvo įdomi patirtis. Ir ne tik tai, ką mes gavome, yra svarbu, bet svarbiau, ką gavo Lietuva iš viso to, nes tai ne šiaip verslo šou projektas buvo, tai be galo edukacinis projektas buvo visai Lietuvai ir įsitraukimas, kaip jaunimas įžiūrėjo. Ir ta amžiaus grupė, kuri buvo pagrindinė, yra pakankamai jauna. Ir kadangi žemės ūkyje, tai tos reitingų lentelės nepapuola, kiek žemės ūkio provincijos gyventojų žiūrėjo šitą šou. Tai visas žemės ūkio, mano ratas, visi ūkininkai, o žemės ūkio, tai aš žinomas dar prieš ryklius, pakankamai viešas buvau ir visiems atpažįstamas, tai visi žiūrėjo ir visi mokėsi, sirgo, ten klausimus uždavinėjo. Smagu. Tai žodžiu, suma sumarum gaunasi gera patirtis. Tai absoliučiai taip. Labai gerai. Tai ar iš visų tų verslų, tiksliai nežinau, kiek verslų suinvestavote finale, ar toliau tęsėte darbus? Ne su visais pavyko viskas, kaip norėtasi, su kai kuriais pavyko, o su kai kuriais vyksta dabar mentorystė ir jeigu pavyks kažką tai išvystyti, ta tema nesibaigs. Bet tikrai ne kiekvienas rankų sukirtimas projekte reiškia, kad įvyks sandoris, nes dažnai perki idėją, kuri neturi pamatų. Taip. Kaip jūs galvojat, kaip jaučiat, kada vadovauti su logika, o kada intuicija, ar versle iš vis tai
veikia? Ar visą laiką reikia kokią logiką tik vadovautis? Ar visgi intuicija irgi atneša tą tokį? Šiaip sakyčiau, kad intuicija yra labai labai svarbus dalykas versle. Ir ne tik versle, ir gyvenime, kad atpažinti kažkokį dalyką. Aš tarp kitko esu dabar jau nebe taip stipriai, bet praeitie biškai mistikas buvau. Tikėjau kažkokiais ženklais, kartais ir horoskopą eidavau pasidaryti, tokių dalykų buvo, žinai. Pirmiausia, įvykis atsiranda dėl intuicijos kažkoks. Toliau jau logika turi tvarkyti su ta savo iš intuicijos gimusią inspiraciją. Tai be intuicijos, nežinau, nebent siūlų fabrikui vadovauti gali. Labai gerai, tai vadinasi... Nenuvertinu siūlų fabrikų, viskas su jais gerai. Taip, čia kiekvienas pasirenka savo kelią. Tai Gediminai, bet koks tada jūsų toksai hobis, kuris nėra susijęs su darbo, ne, su darbo aplinka ir panašiai, ką mėgstat nuveikti laisvalaikiu? Iš kur tos kūrybos, pasisėmėt, apie kurią visą laiką čia ir kalbėjome, ne? Aš galiu dabar meluoti, kad turiu hobį, bet šiuo metu gyvenimo tempas toks, kad mano vienintelis hobis tai yra to verslo vystimas ir organizavimas, jis nebaigtinis. Ta. Ir tikrai žinau, kad man reikia piškį staptelt, dabar negaliu, bet yra tų hobių, kurie sugrįž. Ta prasme, yra kai kurie numesti hobiai, kurie nepabaigti. Pavyzdžiui, išmokau skraidyti lėktuvą, ultralaitą, galiu skraidyti, bet neturiu motyvacijos susitvarkyti teisės ir išsilaikyti, viską legalizuoti. Tas pats yra, iš tokių pamestų daug dalykų, ta prasme, kaip ir motociklas, pavyzdžiui. Kai ką reikia susitvarkyti, bet negali. Trūksta to. Man labai sunkiai sekasi kalti. Man patinka kurti, todėl man žiauriai sudėtinga sės prie sausos teorijos ir ją išmokti. Susikaupti ir išmokti. Pavyzdžiui, praktika man sekasi labai gerai. Išmokau, darau, taikau, naudoju, važiuojam, žinai, bet kur reikia atsėdėti ten tą visą klausimyną, aš toksai žmogus keistas, sutvėrimas. O, kas ramina iš tikrųjų, tikrai stipriai per mažai skiriu tam laiko, bet jau jeigu pavyksta, pavyzdžiui, pažaisti šachmatais. Tai čia jau yra ta dalis, kur įdomu, kur gera, kur sava. Plius šachmatais, ta prasme, kiekvienam žmogui gyvenime labai reikalingas dalykas. Lavinti smegenis. Taip. Arba žaisti Clash Royale. Irgi variantas. Tas Clash Royale'as man čia antras pasirinkimas. Kai neturiu ką daryti, atsipalaiduoti, realiai visada, kiekvieną dieną, kai ateina mano tas laikas pasėdėti, tai Clash Royale'as yra. Oi, šitą rekomendaciją būtinai pasinaudosim. Ir dar Gediminai turiu irgi tokį klausimą, gal tokį bendrai ir žmogišką tiesiog. Dabar šiom dienom labai daug žmonės, ypatingai ir jauni, kurie daug varo, daro, tikrai, turi tų visokių ir panikos atakų ir visko. Ir man įdomu, ar jums pačiam, ar teko susidurti su tokiais dalykais? Tai žinoma. Ir... Paskutinį kartą penktadienį. Tai kaip tvarkotės? Ta prasme, ar ieško dar kažkokio būdo, ar kaip vyksta? Kai nutiko pirmus kartus, kažkaip labai net neužfiksavau, gal jie silpni buvo, bet kai jau patyrė tą labai stiprią pirmą ataką, yra tų metodikų, ta prasme, yra ir vaistų, kurie padeda tvarkytis, ne? Bet tos metodikos, jos pakankamai buitinės, aišku, kitą kartą jau tu nebevaldai savęs, tau jau reikia tikrai pagalbos, kad bent jau išgirs, kad pulsą pamatuotų, kas nors pasakytų, kad gerai viskas. Kas yra panikos ataka? Tavo smegenys apgaudinėja tave, kad tau vyksta širdies sutrikimas, kažkas tokio, mirsi tuoj, įvairi ta panikos ataka. Man kas padeda, tai man labai svarbu susirasti, su kuo kalbėti. Ir kalbėti ir kol nuplaukė. Ja, bet šiaip manau, kad per mažai žmonių kalba apie tai, kad labai daug žmonių patiria panikos atakas, ypatingai tie, kurie dirba nuolatiniam strese, bėga tuos maratonus gyvenimo, profesinius, karjerinius ir taip toliau. Tai, per mažai apie tai kalbam. Aš tai noriu apie tai kalbėti. Ta prasme, man jokia čia stigma, ta prasme, tiesiog tai natūralu, aš pervargstu.
taip. Ir Mano kartais smegenys perverksta. žmonėms tiesiog labai gal sunku pripažinti arba atrodo, kad nenori pasirodyti silpnas, nors nežinau. Bet koks tu čia silpnas, su prasme. Taip. Tai stiprus nesusitvarkai. Taip. Tai čia tiesiog tas ir yra, kad dėl to ir ne visi yra atviri kalbėtis, nes atrodo galimai kažkaip kitaip, nors taip iš tikrųjų nėra. Tai... Man vieną kartą yra panikos ataka nutikusi ant scenos stovint. Tai va čia buvo super patirtis, ačiū Dievui, kad auditorija buvo pakankamai nedidelė. Na ir nieko, stoviu, pasakoju pranešimą ir jaučiu, kad karšta pasidarė. Jaučiu, kad stringa kalbėsena ir tada visą kažkokią, natūraliai, ką tu dabar atsistojęs nepasakysi, kad biški stop, hebra, aš einu atsikvėpuot. Na, tada dar stipriau susikoncentruoju į pasakojimą ir va, ten labai greitai ir išėjau iš jos, bet net taip būna. Tai. Taip. Bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia būsena, manau, kur tu turi kažkaip gal išmokti susivaldyti ir aišku, pirmiausia tai atpažint, kad tau čia ne širdis stoja, ne kažkas taim darosi, kad tai yra va, ta... Kokia, kai jinai yra ta panikos ataka, tai labai tu šansų. Taip, sudėtinga, bet tikriausiai va, reikia mokytis savo kažkaip. Net viskas atpažinti. Be abejo, kad kuo toliau, tuo lengviau ten su jais susigaudai. Kad... Labai ačiū, kad pasidalinot nuoširdžiai. Mūsų toksai kozerinis laidos klausimas, kurio klausiu kiekvieno pašnekovo, tai yra apie tą alter ego profesiją. Tai Gediminai, koks gyvūnas geriausiai galėtų apibūdinti jūs profesijai? Katė bendraja prasme. Katė. Kodėl katė? Mes su šeima auginam tris juodas Bombay kates, jos tokios raganų katės, tokios visos visiškai juodas gintarinėm akim. Tai čia šiaip mes mylim kates, o kitas dalykas tai kačių šeimos gyvūnai, tai puma, jaguaras, ten liūtas, tigras tas pats. Na, man visada buvo labai gražu, man labai smagu, įdomu stebėti jų elgseną, visokiose nacionalinėse geografijose ir taip toliau, plus aš esu liūtas, tai visą laiką tapatinau save su liūtu. Tai ne tai, kad konkreti katė, bet kačių šeima. Tai vat už tai, kad tai yra laisva nepriklausoma asmenybė. Dar vieną pokštą pasakysiu šitoje vietoje. Žinai, kom skiriasi katė nuo šunus? Iš principo. Šuo, tarkim, guli ir žiūri savo šeimininką ir galvoja, oi, šeimininkas, jis toks geras man, jis mane maitina, manim rūpinasi, paglosto, myli mane. Šeimininkas dievas. Guli katė ir žiūri šeimininką. Oi, šeimininkas, jis toks geras, rūpinasi manim, maitina, paglosto, myli. Aš dievas. Tai va čia yra apie kates. Tiesa. Oi, aš irgi katuką turiu, tai manau, kad tikrai taip ir yra jų galvoje. Tai ačiū Gediminai, buvo labai malonu man su jumis susipažinti. Ačiū, kad pasidalinot savo istoriją, užkabinom visokių skirtingų kampų, tai ačiū, kad pasidalinot nuoširdžiai viskuo. Ačiū labai. Ir baigiame epizodą. Ačiū. Ačiū labai.